Esu Eigis, Vatraus klubo prezidentas. Ką galiu pasakyti apie mūsų klubą? Klubas susikūrė 2002 metais. Šiais metais kaip tik švęsim 20-metį. Narių skaičius labai neblogas, labai didelis ir vis kiekvienais metais gausėja. Klube yra nuo jauniausių iki vyriausių. Šiandien dienai, tarp kitko, galim pasigirti, kad turim ir dėdukų. Šitas klubas vienyje grynus benzingalvius, nesveikai sergančius apie auto techniką, kurie mėgsta tobulinti, kažką daryti, išdykauti, išbandyti save. Stengiamės dalyvauti visur. Eilę metų. Visą laiką svajojom kažką tais padaryti, sukurti kažkokį renginį ar kažką. Šiandien kaip tik ta diena įvyko, kada tai bendrom jėgom sukūrėm naują renginį. Tikėsimės, kad jisai vyks ir sekančiais metais ir dar. Hot Roadai tai yra antra šeima iš tikrųjų. Aš jau apie 10 metų priklausau klubui. Labai patiko, kokie čia žmonės yra, kaip jie priima automobilius, taip pat ir sutapo mūsų nuomonės, nes klubas labai mėgsta, kad automobilis nebūtų tik nupirktas ir paliktas koks yra. Mes labiau mėgstam kažkokį individualumą, todėl stengiamės pakeisti arba išvaizdą, patobulinti, varikliai, audio aparatūrą, vidus, kažką modifikuoti. Ir nuo seno Hot Roadai tuo ir išsiskyrė iš kitų autoklubų, kurie tiesiog susibūrė į kažkokią tai grupelę, jam patinka tiesiog būti kartu. Mes mėgstam unikalumą ir kiekvienas papildom vienas kitą, nes vieni supranta, tarkim, variklyje daugiau, kiti muzikoje, kiti dar kažkame apie ratus, taip toliau. Tai kai toks būrys žmonių susirenka, jie tikrai randa apie ką pasikalbėti, randa kur sudalyvauti ir dabar pavyko padaryti šitą renginį, sudalyvauti, kai sakant, kartu su kitais klubais ir manau visai neblogai pavyko. Pas mus klube yra daug narių, kurie nieko neturi, kaip tu sakai, ką reikia turėti. Turėti gal charakterį, gal nežinau kažkokį, būti komunikabilus gal reikia būti, nežinau. Yra žmonių, kurie neturi savo tokio vadinamo automobilio, o pilnai dalyvauja visuose renginiuose. Tai čia ne tik automobilių klubas, reiškia, čia žmonių klubas yra. Japoniškas Nissanas Skyline'as R3, tikrai retas modelis. Turiu jau 7 metai berods. Variklis RB25, prihibridinta su daug addonų. Tiesiog sąrašas, tai čia reikėtų pasakoti visą dieną. Šiai minutėje apie 500 arklių atsukau, bet pagrindas žiūrėjau į pačią dinamiką mašinos ir patvarumą. Ir malonumą važiavimą. Bet tiesiog stengiuosi ją universaliai naudoti savo malonumui, kaip tik tai geras oras, renginukas ir kuri pili benzą ir važiuoja. Smagu, kad patinka kažkam jinai, kaip aš darau ją savo. Jo, šitas automobilis, ėjau link jo kurį laiką, nes turėjau tokį daily, į klubą įstojau su visiškai kitu automobiliu. Ir žiūrėdamas į savo kolegų mašinas, realiai dėliojausi wishlistą, kas turi būti. Visus, kai sakant, užsičekinau, ko aš noriu. Ir viskas susidėjo, būtent norėjau kabrioleto, hardtopo, B8, galų varomų. Ir viskas susidėjo į šitą žvėriuką iš Bavarijos. Jau jį kaip nusipirkau, dar nebuvo atplaukęs, aš jau buvau nusipirkęs ratus, tai irgi parodo šiek tiek turbūt mūsų pakvaišimą, nes dar nėra mašinos, ten dar ją reikia tvarkytis. Aš jau susiradau ratus, žinojau, ką modifikuosiu, sekantis žingsniai. 3 sezonus jau atvažinėjau, šitas yra 4 sezonas man su ja. Prasideda. Tikiuosi bus dar vienas nuostabus sezoniukas. Automobilis pas mane turbūt, nežinau, 25 metai. Kažkaip neina įsiskirti su juo. Pamilau. Tai va tik tai tobulini po biškį viską. Taip.
jeigu nebūtų Kotraut klubo, ta mašina gal net būtų ir kaip ir nereikalinga, žinai. Su draugais, kai susitikimas vyksta, tai, užverda kraujas biški toks, jam tas pasišnekėjimas pabūt, tai vat, labai greit susentume be to klubo, man neleidžia susenti. Norėjau pavaidinti vieną kartą, bet nesudaužiau aš jos, bet taip apsisukau šančiuose, kad į mokesčių inspekcijos kiemą nuvažiavau už atbulas per bortus. Čia mano automobilis, aš trumpiau sakant vadinu Zetkę, turiu jau 11 metai ją, 91 metų, tik tai 3 litrai ir tik tai 2 turbinos ir tik tai 300 arklių. Pirkau ją ir spalvos kitokios, ir išvaizdos kitokios. Aišku, kiekvienais metais truputėlį tobulinant, davedinėjai, kaip sako, visą laiką tobulinam, ribų nėra. Šiandieną tai, ką turiu, mėgaujuosi, laukiu kiekvieno sezono pradžios ir tiesiog tikra ta žodžio prasme kaifuoju su ją. Jis dažnai neusivesdavo, bet dabar jam sutvarkė, lyg ir tam ant tam. Mindė! Ei, meistro nebėra. Nu, laikykim špygą, žinai. O! Buferio tik kad nepalikta. Jis yra buferių žudikas, jisai mėgsta jos palikti visur. Toks mes jau tas klubas.